Pradėsim ne nuo dar vieno melo deginimo ant laužo, o nuo dar vienos pergalės. Pirmoji pergalė buvo, kai buvo pažabotos Vaišvilos propagandinės konferencijos Seime. Šios tetulės, kuri klykė nesavų balsų dėka. Aš neturiu savo kompiuterio! Antroji pergalė šiam prisipompavusiam, rusiškai staugiančiam plikiui iškelta baudžiamoji byla. Что местные фашисты, нацисты и петухи, и пидорасы, Jo kupinus agresijos ir neapykantos Lietuvai įrašus leidau mitingę sureikšminkim. Noriu padėkoti Lietuvos ryto žurnalistui, kuris pranešė generaliniai prokuratūrai apie neapykantą skatinančius Sobor arba Mareko Bereško įrašus. Чтобы вы уснули и не проснулись, сыновья, Marekas Bereško nebedrįsta toliau mojuoti šitą šiukšlę socialistinės Lietuvos Respublikos pasu. Komentatoriams ėmė prisikinėti meilę Lietuvai ir lietuviams. Neva jis nekenčia tik nacionalistų ir fašistų. Galima švęsti? Dėja, ne velnio. Su Maikė Rusija ir su šito, ir su Kepurė Rusija važinėjau ir man Tokių kaip Sobras ar Marekas socialiniuose tinkluose ne 10 ir ne 100. Ахмат Сила Россия мощь, Štai Sobro fanė Vadaleika. Sobra nesodins, daug vietos užima. Pakabinusi protezinius seilėtus šakalo nasrus, moteriškė reiškėsi live streamuose. Pati jos užkūrinėja. Live streamai – tai rusiškom vėliavom pasidabinusių padarų aviliai. Скоро Литва будет в составе Российской Федерации. И ты будешь на коленях, олень, петь Катюшу. Padarai ten sau leidžia viską. Taip, aišku. Tai tu gali nelaukt, bet jie ateis, supranti? Čia laiko klausimas tik tai. Visą šitą mėšlą gaunu iš savų, pilietiškų bendraminčių, kurių su kiekviena diena vis daugiau. Jie negalėdami laiko lenda į tokius avilius ir bando juos išardyti. Facebookas, TikTokas, Instagramas yra viešos erdvės, panašiai kaip gatvė, kurioje gyvenate. Skirtumas tik tas, kad jei gatvėje rėksite šlovė Rusijai, mirtis Lietuvos patriotams, teks susidurti su pareigūnais. Čiagi žviegti okupantų kalba gali netrandomai. Tyrimai turi prasidėti de facto, nelaukiant žurnalistų pranešimų. Liepsnojanti kariuomenė auga. Ačiū jums, bendraminčiai.